Europos šalių akcijų indeksai nuo metų pradžios fiksuoja didžiausius augimus, kas prisideda prie tokių pokyčių. Sveiki, sveikinu visus su Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šiandien aš Povilas Petručionis, Orient finansų makleris, savaitinėje rinkų espreso apžvalgoje aptarsiu JAV infliacijos rezultatus, naujus žadamus Trumpo abipusius tarifus bei makroekonominius ir įmonių ketvirtinius rezultatus. Praeitą savaitę dauguma JAV akcijų indeksų kilo, tačiau tarpusavį reikšmingai skyrėsi augimo dydžiu. Nasdaq 100 indeksas kilo net 2,93%, kai Russell 2000 augo vos 0,01%, o S&P 500 kilo apie 1,5%. Vertinant pagal Russell indeksus, augimo akcijos tik antrą savaitę šiais metais pranoko vertės akcijas. Iš sektorių stipriausią pasirodymą fiksavo technologijų ir komunikacijų paslaugų sektoriai, prasčiausia sveikatos ir finansų. Verta atkreipti dėmesį, kad S&P 500 ir Nasdaq 100 indeksai priartėjo prie visų laikų kainų aukštumų, kurias pasiekti trūksta mažiau nei 1%. Ketvirtadienį akcijų rinkos išgyveno ypač pozityvią dieną, kadangi Donaldas Trumpas nusprendė neįvesti naujų tarptautinių visuotinių tarifų. Vietoj to prezidentas pasirašė įsakymą, kurio pagrindu iki balandžio 1 dienos gali būti įvesti abipusiai tarifai atskiroms valstybėms. Vadinamieji abipusiai tarifai bus taikomi JAV prekybos partneriams siekiant išlyginti taikomų tarifų dydį. Tiesa, Trumpas pridėtinės vertės mokestį PVM vertina kaip tarifą, todėl Europos šalys gali stipriai nukentėti, jei nauji tarifai bus pagrįsti ir PVM mokesčio dydžiu. Nors šis Trumpo sprendimas paliko daug neapibrėžtumų, investuotojai šias žinias įvertino pozityviai, kadangi tarifų įvedimas buvo nukeltas į vėlesnį laikotarpį, suteikiant galimybę deryboms tarp JAV ir jos prekybos partnerių. Ketvirtadienį Nasdaq 100 indeksas kilo apie 1,4%. Svarbiausių makroekonominių duomenų buvo sulaukta trečiadienį, kuomet JAV tarnybos pranešė apie aukštesnę nei prognozuotą infliaciją. Pastebima, kad metinė JAV infliacija pakilo nuo 2,9 iki 3%, o mėnesinė infliacija sausį siekia net 0,5%. Verta pabrėžti, kad su būstai susijusių kainų augimas sudarė net 30% viso mėnesinio infliacijos rodiklio kilimo. Tuo tarpu infliacija neįtraukiant maisto ir energetikos išlaidų sausio mėnesį taip pat kilo 0,4%. Be to, ketvirtadienį pasirodė gamintojų kainų indekso infliacijos duomenys, kurie taip pat viršijo ekonomistų prognozę. Tiesa, sveikatos priežiūros ir skrydžių bilietų kainų augimas lėtėjo, tai pradėjo nuraminti tam tikras trečiadienį kilusias negandas dėl infliacijos augimo įsibėgėjimo. Tuo tarpu Fed pirmininkas Jerome Powell, liudydamas JAV senate, teigia, kad nors Fed valdyba pasiekė didelį progresą, aukštesnė nei tikėtasi infliacija pastaruoju laikotarpiu pabrėžė poreikį išlaikyti griežtą ir varžančią Fed politiką artimuoju laikotarpiu. Čikagos Fed atstovas Austin Goolsbee antrino Powell ir teigė, kad jei sulauksime kelių iš eilės mėnesių kaip pastarasis, tuomet Fed darbas tikrai nėra baigtas. Rinka šiuo metu vertina, kad sekančio Fed palūkanų normų mažinimo turėtume sulaukti Liepos mėnesį. Nepaisant aukštesnės infliacijos ir vanagiškų Fed atstovų pasisakymų, JAV iždo 10 metų termino obligacijų pajamingumas savaitę užbaigė su nedideliu pokyčiu ties 4,47% lygiu. Europa fiksavo įspūdingą savaitę. Optimizmas dėl tikėtinos Rusijos ir Ukrainos karo pabaigos paskatino apie 2–3% akcijų indeksų kainų augimą. Vokietijos DAX kilo apie 3,3%, Prancūzijos CAC 40 apie 2,6%, o Jungtinės karalystės FTSE 100 augo apie 0,4%. Išskirtinį kilimą fiksavo Europos automobilių pramonės industrija. Stellantis augo apie 7,3%, BMW apie 8,6%, o Mercedes-Benz apie 7,8%.
Įdomu, kad šiais metais Europos indeksai demonstruoja įspūdingus rezultatus ir reikšmingai lenkia visų likusio pasaulio šalių pagrindinius indeksus. Nuo metų pradžios Lenkijos akcijų indekso iShares ETF fondas kilo apie 23 procentus, Švedijos apie 17,4, o Vokietijos apie 14,3 procentus. Palyginimui S&P 500 šiais metais kyla apie 3,3 procento. Jungtinės karalystės ekonomika netikėtai per paskutinį ketvirtį augo 0,1%, nors ekonomistai tikėjosi susitraukimo 0,1%. Vis dėlto stiprus 0,4% gruodžio mėnesinis augimas paskatintas paslaugų ir statybų industrijų prisidėjo prie to, kad bendras paskutiniojo ketvirčio rezultatas būtų teigiamas. Per visus 2024 metus Jungtinės karalystės ekonomika augo apie 0,9%. Centrinio Anglijos banko vyriausiasis ekonomistas komentavo, kad politikos formuotojai turėtų išlikti atsargus mažinant palūkanų normas dėl išliekančio stipraus algų augimo. Duodamas interviu Reuters, ekonomistas minėjo, kad dar reikia atlikti daug darbo, jog sumažinti infliaciją ir pareigūnai negali agresyviai bei greitai pašalinti egzistuojančias ekonomiką varžančias priemonės. Tiesa, nuomonių išlieka įvairių, pavyzdžiui, kiti ekonomistai pasisako už spartesnį palūkanų mažinimą dėl susilpnėjusios darbo rinkos padėties ir mažėjančios vartotojų paklausos. Tuo tarpu eurozonoje industrinė produkcija gruodžio mėnesį susitraukė net 1,1%, kai FactSet analitikai tikėjosi kritimo vos 0,5%. Metinis susitraukimas siekia 2 procentus, prie kurio reikšmingiausiai prisidėjo net 8% gamybos priemonių produkcijos metinis kritimas. Remiantis naujausiais duomenimis, eurozonos ekonomika paskutinį metų ketvirtį augo 0,1%, o 2024 metų augimas siekia 0,7%. Didžiųjų įmonių ketvirtiniai rezultatai. Praeitą savaitę apie geresnius nei tikėtasi rezultatus skelbė Coca-Cola, Shopify, Cisco, CVS Help, Robinhood, Reddit ir Airbnb. Prastesnius nei tikėtasi rezultatus skelbė McDonald's, Nestle ir Siemens. Ateinančios savaitės įvykiai. Antradienį bus pristatomi Jungtinės karalystės nedarbo lygio duomenys. Prognozuojama, kad nedarbo lygis išliks stabilus ir sieks 4,4%. Trečiadienį bus laukiama Jungtinės karalystės infliacijos duomenų. Taip pat trečiadienį bus paviešinti paskutiniojo FOMC susitikimo protokolai. Ačiū visiems klausiusiems ir gražios jums savaitės.